buvo daroma vieno žmogaus rankos. Svarbiausia, mes turime teisę pasakyti, kad mums sunku. Net jeigu seneliai to nesupranta, net jeigu vaiko tėtis nesupranta, net jeigu tavo draugė, o kartais ir tu pati nesupranti kodėl. Kiekviena karta susiduria su savais sunkumais, o mes esame ta karta, kuri išgyvena didžiausią atskirtį. Svarbiausia – pusiausvyrą. Užčiaupti mamą. Nori man pasipasakoti, sako vieną noriu, kad dabar būtų mano draugė. Tai reiškia, kad negaliu juos teisti, smerkti, mokyti, tik išklausyti. Kai esu mama, visada noriu pamokyti, paaiškinti, gal net nuspręsti. Pagal kartą tai nesugebėti tiesiog išklausyti savo vaiką, užčiaupti ją mamą. Kai Cecilija prašo, kad būtų gal draugė, aš esu namų šiandien sergėtojai. Man labai artima mintis, kad veiklios moteris renkasi laisvę nuo būties, įsipareigojimus namams ir išdidžiai kalba apie savo apsisprendimą į tai nesiverti. Esu veikli, turiu daug svajonių, planų, bet židinio gyvenimas, rūpinimasis namų šeima man vis dar yra vertybė. Netikiu, kad reikia rinktis. Arba esi sėkminga, arba esi namų židinio sergėtoja. Aš noriu būti abiem ir jaučiu, kad man tai sekasi. Jeigu tik leidžiu savo siekti ne tobulybės, o jausmų. Namai man visada buvo jausmas, ne adresas. Ir kai manęs kas nors klausia, kur yra mano namai, pirmiausia pajuntu tą vietą. Kažkur tarp skrandžio ir širdies. Ten, kur saugu, šilta, jauku. Ten esi priimtas toks, koks esi. Be vaidmenų, be kaukių. Ta jausmą, manau, atsinešiau iš vaikystės. Mamytė mums kūrė namus, kuriuose visada kvepėjo maistu, švara, o spintelėse niekada netrūko šokolado, net jeigu gyvenime stigdavo kitų dalykų. Ji mokėjo sukurti aplinką, kurioje visi jautėmės mylimi. Ir būtent šitą jausmą, o ne paviršius bedurkių ar nepriekaištingai išlygintas užuolaidas, aš stengiuosi sukurti ir savo šeimos namuose. Tas laikas, kai buvau sustabdžiusi darbus ir rūpinimusi tik vaikais ir namais, mane išmokė, kaip svarbu ne tik daryti, bet ir būti. Būti namuose, būti su žmonėmis, o ne tik šalia jų. Dabar, kai ir dirbu, ir skolu, ir kartais atrodo, kad viskas krenta iš rankų, aš vis tiek stengiuosi kurti namų jausmą. Ne dėl to, kad taip reikia, bet todėl, kad man pačiai to reikia. Nes kurti namus man reiškia kurti erdvę, kur saugu man, mano vaikams ir mano vyrui. Namų židinio sergėtoja ne tik ta, kuri valo, plauna ar kepa pyragus. Ji yra ta, kuri kuria atmosferą. Ir man atrodo, būtent dėl to, net kai diena pilna darbų, o vakarienė kartais būna iš greitųjų sprendimų serijos, namuose vis tiek šilta. Nes aš ten, nes mano širdis ten. Ir tai yra mano būdas gyventi tą žingsnį. Kuo daugiau apie tai galvoju, tuo aiškiau suprantu, kad namai niekada nebuvo sienos, baldai ar adresas. Namai tai žmonės. Tai tie, su kuriais gali būti savimi, su kuriais daliniesi kasdienybę, šventėmis ir tyla. Daiktai, sienas, interjeras, tik fonas, tik kelios sudedamosios dalys. Tikrieji namai prasideda ten, kur yra tavo namiškiai. Nekartą teko patirti, ką reiškia kraustytis, keisti vietas, bet tas jausmas, namų jausmas, niekada nesikėlė kartu su lagaminais. Jis keliauja su žmonėmis. Ir nesvarbu, ar tai mažas laikinas butas, ar jau įrengtas nuosavas namas. Jeigu šalia yra tie, kuriuos myli, tai ir yra namai. Galbūt todėl man svarbus tas židinio sergėtojos vaidmuo. Ne todėl, kad namai turi būti tobulai išvalyti, o todėl, kad tas jausmas, šilumos, saugumo, jaukumo neatsiranda savaime. Jį kuria žmonės. Ir kai namiškiai yra šalia, kai jie sveiki, laimingi, kai jų juokas pripildo tas sienas, tada
padeda muzika, kartais leidimas savo viską didėti rytojui. Jaukumas neturi nieko bendro su tobulybė. Jaukumas man tai, kai nereikia niekam nieko rodyti, kai gali vaikščioti su nudėvėtais, bet pačiais patogiausiais drabužiais, susisupti į pledą, jausti arbatos kvapą ir girdėti tylą arba vaikų juoką, o kartais tiesiog save. Jauku, kai esi ten, kur priklausai, net jeigu nutinka yra šiek tiek netvarkos ar jeigu neišplautų puodelių. Mano galvoje jaukumas visada turi moters veidą. Moters, kuri nebijo nuleisti pečių, kuri nereikalauja iš savęs būti stipri kasdien, leidžia savo sustoti. Jos plaukai gali būti susivėlę, indai nebūtinai laiku suplauti, bet širdis šilta ir jauki. Jaukumas nėra daiktai. Jaukumas yra būsena. Tai šiluma tarp žmonių ir tylus leidimas savo gyventi lėtai. Dabar aš jau tikrai žinau, kad buities epizodai, kurie erzina, nėra atsitiktinai. Kai kas nors vėl nepadeda daiktui vietoj, kai vos pasisuki, o tavo pačios grožio kortelis jau ir vėl apjungtas ir nupurvintas, tai erzina, bet ir priverčia nusišypsoti. Tokios buities akimirkos primena, kad tai yra gyvenimas. Gyvenime pilna chaoso trupinukų ir juose slypi daugiau prasmės, nei kartais atrodo. Pastebėjau, kad netvarka, chaosas ir tas susijaukimo jausmas man dažnai tampa atspirties tašku. Tarsi sąmoningai ar nesąmoningai leidžiu savo apsiversti, susikurti mažą asmeninį dugną, nuo kurio vėliau galiu atsispirti ir pakilti. Toks ritmas. Krenti, sustoji, apsidairai aplink, o tada keiti iš naujo. Lygiai taip pat ir su maistu, rutina, gyvenimu. Būna dienų, kai turiu tiek energijos, kad atrodo galėčiau kalnus nuversti. O būna ir tokių, kai darau viską taip pat, visada noro minties, ką, kodėl, už ką. Labai dažnai, kai viduje jaučiu tikrą ramybę, netvarka namuose manęs visiškai neerzina. Paliktas kavos puodelis ant palangės nuo vieno ryto, nieko tokio. Batai miegamajame numesti kažkur šalia lovos, kai vakar rinkausi derinius prieš renginį, nieko tokio. Drabužių kalnas ant kėdės laukiantis rankų, nieko tokio. Kai viduje ramu, išorinis chaosas nebeatrodo toks baisus, atvirkščiai, jis savotiškai jaukus. Bet kai manyje kaupiasi įtampa, nuovargis, spaudimas, stresas, netvarka pradeda kalbėti garsiai. Tada jį erzina, bado akis. Net mažiausias ne vietoje paliktas daiktas man tarsi primena apie netvarką mano galvoje. Tada galimos kelios moteriškos reakcijos. Būna, kai be žodžių imu tvarkytis, bet būna ir labai garsaus tvarkymasi, kai po namus vaikštų kulnais ir garsiai dūsaudama. Tada jaučiuosi lyg būčiau nematoma namų vergė, auka, kuri tyliai neša viską ant savo pečių. Bet būna, kad tvarkinėjosi be jokio aukos vaidmens, be pykčių, be dramos, be vidinio monologo. Tiesiog imu ir sutvarkau. Po renginių ar filmavimų aš kartais ilsiuosi tvarkydamas, nes žinau, kad tvarka, kuri aplink mane, yra atspindys tvarkos mano viduje. Tvarkybose namuose viskas atrodo šviesiau, tampa lengviau kvėpuoti. Ir kiekvieną kartą, kai imuosi tvarkos, jaučiu, kaip tarsi šluoju ne tik dulkes nuo lentynų, bet ir mintis iš galvos. Lyg iš naujo, sudėliodama daiktus į jų vietas, aš vėl grąžinčiau savo pusiausvyros jausmus. Kai mano pasaulis tampa švarus ir aiškus, kai kvėpuoju giliai, leidžiu savo sustoti, nebebijau chaoso, kai viskas gyvenime yra Hestinė. Hestinė tai tylioji stiprybė. Jis simbolizuoja vidinę ramybę, dvasinį santykį, gebėjimą būti su savimi, bet be triukšmo ar išorinio pripažinimo siekio. Šiuolaikiniame pasaulyje, kur dominuoja greitis, konkurencija ir viešumas, hestija yra vidinio pasaulio ir prasmės šaltinis. Šis archetipas moters gyvenime yra labai reikšmingas, nes suteikia pilnatvės ir vientisumo. Stipriausia hestijos tipo moters savybė – būti pačiai savimi.
Esti vyriausia mergelė, tačiau ji nesiveržė į išorinį pasaulį, kur tėvynė ir atėjo. Ji visada likdavo namuose ar šventyklose šalia židinio. Tačiau, kad ir būtų skirtingos, visas esmienės savybės, vaikiškos, ne viena netapo Dievo ar mirtingojo vyro auka ir visos mokėjo susitelkti tai, kas joms svarbu. Hestijai nereikia, kad koks nors vyras būtų šalia. Kitas daives mergeles vienijantis bruožas - vidinė kryptis. Tačiau Hestijos kryptis kitokia nei Betėnės ar Betemidės. Hestija susitelkusi į išorę, ne į tikslus, o į savo patirtis, išgyvenimus. Ji medituoja, moka visiškai atsiriboti. Hestija vaikystėje įtraukė rašyti Persefonę, abejus Evos mažos mergaitės. Net ištikėję 13 gyvenimo metų ateina į Ukrainą ir su vos pastebimu išsiskyrimo ir reikalavimis. Tačiau yra esminis skirtumas. Persefonė vykdo nurodymus ir labai nori įtikinti. Hestija irgi yra linkusi daryti, kas liepiama. Tačiau vos tik lieka viena, ji